Labas rytas, jūs žiūrite tvarios gyvensenos gidą Atliekų kultūra. Pusvalandis naudingos informacijos prabėgs akimirksniu, tada aš nieko nelaukdama kviečiu pasižiūrėti laidos anonsą. Šį šeštadienį Atliekų kultūroje apie dainininkės Agnės taisyklę neskubėti išmesti panaudotų daiktų. Palik, prireiks. Neleidžiu išmest. Atskleisime, kaip jums sekėsi dalyvauti Atliekų kultūros egzamine ir parodysime auksarankį, kuriantį paveikslus iš šiukšlių. Jūs pasiruošę? Mes pradedam. Na, mūsų laidos viešnia šįsyk dainininkė Agnė, kurią visi pamena Petravičienės pavardę. Na ir dar dėl to, kad nuolat konfliktuodavo su atlikėjų Radži. Bet mes šiandien apie tai nekalbėsime. Labai įdomu, kaip atlikėjai žvelgia į tvarumą ir viską, kas yra aplink jį. Labas, Agnė. Labas, Rūta. Klausimas toks, iš kokio miesto tu pati esi? Iš Alytaus. Iš Alytaus? Taip. Kažkaip, man tai sunku patikėti, bet dėl pačios tarmės viskas tvarkoj. Jau galvoju, kad taip, jo. Taip, jau tu mano tarmė jau vienu žodžiu tau jinai jau stringa. Nestringa nei kiek, kokia faina. Faina, gerai. Ačiū Dievui, ačiū Dzūkijai už tarmę. Taip, prašom, Dzūkija dėkoja. Ir iš karto noriu paklausti apie Alytų patį. Kaip tau, kaip miestas, ar švarus, ar tvarkingas? Taip, mūsų Alytus yra labai, sakyčiau, tikrai švarus miestas, labai žalias, apsodintas ir visokių vaikams, ir aikštelių, ir supynių. Tikrai sutvarkyti šitų klausimų. Mes beveik druskininkai. Gal net ir geriau galim būti ateityje. O taip, ir druskininkai. Taip. Dar klausimas apie, pavyzdžiui, šiukšlės. Matai kartais, eini ir miške kokių šiukšlių? Labai retai. Labai, žinokite, retai, nes vis tiek žmonės dabar yra, jie žinokit, dabar jau sąmoningi. Ir kad taip va eiti ir va šiukšlė, tarkim, guli, ne. Labai, tikrai, aš dabar net, supranti, aš net neatsuku juostelės, kada tą mačiau. Matyt, pripranti prie to grožio, ar pats žmogus nenori, ta prasme, sugriauti. Va dabar mes šnekame, dabar aš pradėčiau šiukšlės mėtyti kažkaip. Tai per švaru. Taip, aš baigčiau laidą, sakyčiau. Ne. Tiek jau ne mūsų pašnekovė. Taip, ne taviškė jau aš sakyčiau, ne taviškė. Kalbant apie dalymosi daiktais, tarkim, kultūrą. Pas jūs yra mainukai kiekvienoje didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteliai. Ką galvoji apie tai? Labai gerai galvoju. Aš net pažįstu žmonių, kurie eina iš tenai, ima, keičiasi, patys atneša ir tai gerai. Ir plius aš dar manau, žinau dėl ko gerai, yra žmonių, kurie iš tikrųjų neturi. Ir jie gali pasimti. Dabar trumpa reklama, o po jos pratęsime laidą. Kaip manote, ar santuoka pagal 3 kartus jau šios duonos ragavusią Agnę gali būti tvari? Likite su TV6. Labas rytas tiems, kurie ką tik įsijungė televizorių. Tęsėme laidą Atliekų kultūra. Ją pradėjome nuo pokalbio su atlikėja Agnė ir baigėme klausimu, ar santuoka gali būti tvari. Tad Agnė, koks tavo atsakymas? Santuoka irgi turi būti tvari. Taip. Aišku, aš tai patyliu apie savo 3, bet tai ką padarysi, ne visiems taip sekasi, kaip tau tvariai. Bet netvari santuoka, ta prasme, netvari santokoj. 3 net reikia keisti, ne? Nu, tai būna. Pakalbėkime apie maistą, apie maisto, pavyzdžiui, švaistimą arba maisto atliekas. Kaip jūsų šeimoje yra, kaip, pavyzdžiui, nupirkti, kad neišvaistyti gal kažkokią... Pasakysiu, mūsų šeimoje yra taip. Dažniausiai, ne visada. Ko aš nesuvalgau, liepiu suvalgyti vyrui. Va, šiaip aš pati valgau mažai ir man gali to maisto būti tikrai minimaliai. Būna, kad išmetam. Pas nemeluoju, būna, kad lieka ir niekas nenori. Ir taip lieka, laikom šaldytuve ir paskui žiūrim, kad jau gest pradėjo. Tai va vėl. Tai tikrai nesakysiu mes tokį kultūrinį, kad mes nemėto maisto. Ir kiekvieną kartą, kai kažką išmetam, tai sakau, žmonės badauja, o mes mėtam. Ta prasme, su metais toksai kalties jausmas atėjęs, bent man. Aš galvoju, kad šiais laikais žmonės, kaip susitinka, svečiai, giminės, jie per daug ant stalo krauna, jie per daug parduotuvėse perka
Ir dabar jau reiškia, jeigu tu mažiau padėsi, tai sakysim, ai, čia nepasiruošė, senių žmonės susitikdavo, aš atsimenu, atvažiuoja neįspėję giminės ant stalo, kiaušinienės prikepa su svogūnais. Labai skanu tarp kitų. Tirkšt, žinok, visi patenkinti, niekas nieko neskaičiuoja, turi lašinių, dešrų atsiveža, ją iš kaimo giminės atvažiuoja. Jeigu tu turi, tu ištrauki. O dabar tai Dieve neša karvošiai baisiausi, supranti, į dabar per šventes. A jie šitiek suvalgo, kiaušinių dažo visi rodo. Ar jūs suvalgo? Šiandien tą patį pagalvojau, kad tikrai neįmanoma tiek, kiek pridažyta suvalgyti. Taip, tai aš tai va prieš, kad net jei draugai atvažiuoja, ar kas reikia truputį kažkaip mažiau. Jau dabar sumuštinio net pjausi, žinai, duona, dešra ir sviestas. Tipo gėda. Kokia čia gėda? Čia maistas. Čia maistas? Jo. Tai va, aš manau, dabar žmonės tokį išpaikę, labai tą maistą, tokį labai vartotojai yra šitų klausimų. Gerai, apie maistą pakalbėjom. Namuose, kiek tvarumo tavo namuose yra? Žinokit, bet jau tikrai labai daug. Nu. Todėl, kad tiek, kiek aš turiu drapanų, drabužių, tiek, žinokit, turiu, aš nieko nemėtų. Aš įsitraukiu seną drabužį, pavyzdžiui, 5 metų arba 10, tyčia pasimatuoju ir įlendu, jei nelendu, tai reiškia nevalgyti, kad jį lyščiau. Tai aš tvari. Nu, tiesiog siaubingai. Ir neturim, žinai, kur rengtis. Ko tau, pavyzdžiui, Rūta reikėtų? Kokio drabužio? Nu, tai bet kokio aš vis tiek neįlysiu į... Įlysiu aš ras ir pagal tave, gal? Sakai, nu, vis tiek. Tu netoks jau čia stora nevaidini? Aha, gerai, nevaidinu. Ne, aš negaliu, žinai, dėl ko? Dėl to, kad pas mus drabužių perteklius ir aš nuolat jaučiuosi kaip rūšiuotoje. Žinai, kaip mano vaikai išauga, ir visą laiką tą darai. Ir tas man rūšiavimas drabužių tekstilės jau, nusibodęs, ta prasme. Ta prasme, nu, žinok, jau tikrai ne tai, kad bloga, man jau labai bloga. Apie automobilius, jeigu, tarkim, reikėtų pasirinkti kokį elektrą varomą ar... Taip. Rinkčiausi benzininį ir tegu visi iš manęs dabar juokiasi. Sakys, varė, kaip tvaru ir dabar jau vėl netvari. Todėl, kad tie elektriniai yra nesąmonė, jie su jais kur galiu nuvažiuoti, į parduotuvę ir atgal. Turime mes ir pažįstamų, ir draugų, kurie turi elektrinį automobilį ir tikrai nepigų ir tikrai nepatenkinti, jei kelionę nuvažiuoti normaliai negali, tu turi pastoviai galvoti. Kol taip nėra tobula, jisai skirtas vietoje, mieste truputėlį ir tai, jeigu tau baigsis ten kažkas, tai tu, o dabar kaip tik vakar turėjom svečių pasko, sako, mes kai važiavom tuo pačiu keliu į priekį, automobilis pradėjo sikraudinėti. Bet taip sakė greitai, kas sekundę. O kai tuo pačiu keliu važiavom, atgal sako pasikraudinėti, ir suprask tu jį. Nu, va, prašau. Ta prasme, jie dar, manau, neišdirbti, dar čia yra tikrai neišdirbta ir dėl tvarumo, jei visi, aš čia neturiu, aišku, automobilio, nu tai taip, aš galiu juo važinėti. Mes net ruošiamės tą stotelę namie įsigyti, bet kad pažiūrėjom, tai kad ta mašina bus tik tam, kad tik truputį, tai mes čia truputį ir dviračių galim. Taip. Tu pritari ar ne? Aš labai pritariu. Nu, jos tokios neišdirbtosios dar vis tiek. Čia tokia šakėm ant vandens rašyta. Jeigu mašina, kuri su ją važiuoja, jinai neturi kelti problemų, tu turi laisvai baigęs elektrą, tu bet kur, bet kokioj benzino kolonėlį turėtum pasikrauti. Ir ne valandą, ne 2, o mygom. Taip. Greitai, atsiprašau čia. Taip, greitai. Greitai. Teisingai, nėra ko čia tempt gumos. Ir mes greitai keliaujame prie kitos temos. Laužome tradicijas ir kviečiame dabar pasižiūrėti siužetą apie auksarankį, kuriantį paveikslus iš šiukšlių, kurias jis randa tiesiog vaikščiodamas gatvėse. Mano vardas Artūras ir tiesiog, užsiemu visokiais meneliais keistais, nerimtais dalykais. Rimtam pasaulyje, kol kiti masto, kaip išspręs didžiulės problemas. Pasaulyje aš tai taip mažais dalykėliais susiemu kažkokį. Vieną daikčiuką kokį pasiemu, kitą. Prisimenu, ėjau kažkadaise akademijoje dailės ir senas tos profesorius lipo laiptais labai lėtai. Ir tokie siauri laiptai, ir aš negaliu jo aplenkti ir jis taip eina lėtai, bet aš taip gilinu lėtai, paskui jis taip atsisuka ir kažkaip tai angliškai man sako step by step. Tai aš galvoju, geras, tai žingsnis po žingsnio, tai čia labai tokia savotiška, nežinau, filosofija, tada jau kažkaip užgybė galvoju, tai pabiški, nėra čia, kad padarysi viską čia, pakeisi viską pasaulį ir ten išvalysi visus ten kampus, bet taip po truputėlį, nors čia aišku Sizifo darbas, bet, kodėl gidė, tiesiog
Tai va, tai dabar tai renku visokius daliktėlius iš gatvės ir kažką iš jų montuoju, kažkokius kūrinėlius. O viskas prasidėjo nuo pasivaikščiojimų lietuviškame pajūryje. Aš keldavausi į Smiltynę su keltu, ten netoli gyvendavom. Ir man taip gražu tenais, man patinka Smiltynė, nes ten nėra tos industrijos tokios turistinės padaryta. Ir jinai dar tokia laisvesnė, tokia erdvesnė. Ir ten yra tokie plotai, kur nėra žmonių, bet šiukšlių visur yra, nes išmeta. Ir toks kontrastas, tokia graži gamta, ir viskas taip gražu, ir pakopos, ir ten, ir bangos, vėjas, ir tada taip eini, ir taip jau taip užsimiršti, galvoju, o, čia taip gražu, tokia erdvė, ir taip žiūri šiukšlės. Ir viena kita taip kažkaip liūdna pasidaro tada. Šiaip ten šampano kamščius, visi labai šampaną geria ir ledus valgo prie jūros, tai ten tų ledų pagaliukų prisirinkdavau, man patinka irgi jie, nes šiaip medis, man kamščiai visokie, aš net ir gatvėje kamščius renku, man kažkas yra kamščių lyga, matau kamštį, reikia pasimti, tai turiu tenais koridoriui dėžių keletas jau pririnkta kamščių. Man tas kamštis, tai ką pirma mintis, kad yra galvytė. Tai tai, pavyzdžiui, nudažai ir pasidaro tokia žmogelių kokia nors kaip ir galva. Paskui jau kūtą sugalvoji kokį nors tenais. Arba tiesiog galima iš jų, nežinau, kokį tiesiog rėmą padaryti ten. Tai visokiausių gal. Visas tas dar yra procesas ir niekada visos mintis neateina vienu metu. Tai pradedi daryti, pasimi vieną idėją, paskui kita kažkokia atsiranda idėja iš tos. Ir taip kažkaip vystosi. Pabiškit. Net vienas daiktelis jis gali turėti tiek daug panaudojimų, kad net pats, nežinai iš pradžių. Artūrą būtų galima pavadinti tikru sanitaru, nes tai, kas visiškai nebetinkama perdirbimui, tinka jo darbams. Čia irgi galvoju, reikės išeiti į kiemą dar biškį apsirinkti, nes buvau radęs šiandien mašinų kažkokių plasmasių, bamperių, šiandien irgi pas mane yra dėžė, nulūžta ir tiesiog, bet man tie gabalai patinka, nes jie tokie juoda plasmasė ir iš jų galima kažkaip, galvoju, sudėlioti kažkokią mozaiką gal. Čia toks žaidimas kaip konstruktorius. Visos yra aplink detalėse. Aš biškį tokia beprotybė kvepia, gal, bet nežinau. Dar popierinius podelius pradėjau dar rinkti, bet taip biškį stabdau save, nes jų labai daug. Tai dažniausiai, kurie būna sutraiškyti, arba kurios mašinos pervažiuoti, tai jie tokie plokšti pasidaro. Ir tada jau irgi atrodo kaip kažkokia kūnelio dalis, arba kažkoks tai kaip galva, kažkokia veidukas. Tai jo, yra keli tokie dabar objektai, kuriuos pasiemu. Skardinės, aišku, sutraiškytos mašinų, plastikiniai buteliai, va čia tokie visokie, su mašinas jų pervažiuoti. Tai čia, ir juos kažkaip paskui galima su jais žaisti. Irgi dariau čia tokių šiukšliažmogių seriją. Galvojau, tokia mintis, kad žmogeliukai šiukšlius, tai šiukšliažmogiai. Ir toks buvo, kad mes visi esam kažkiek šiukšliažmogiai, nes nori generuoji tas šiukšlės. Paklaustas, ar jam neatrodo, kad jo darbas toks it Sizifo. Kas iš to, kad jis vienas iš nedaugelio taip pernaudojantis nebereikalingą, niekam nebetinkamą žaliavą? Aš tokių dramų nenoriu kelti. Nieko nepakeisi, gal ir pakeisi. Čia tokie dalykai, gyvenimas toks labai skambus žodis ir permainos tiesiog darai ir darai. Tu negalvoji, kad kažkas tenai pasikeis ar nepasikeis. Tiesiog dabar darai ir ką tu manai, kad reikia daryti, čia taip ir viskas. O ten, kad pakeisi, čia tokia, matau, labai dramatiškai. Šiaip mesgi labai vis tiek maži esam, jauna ta žmonija palyginus ir čia kalbėti, kad tu čia pakeisi pasaulį. Net nežinai, kas tas pasaulis iš tikrųjų iki galo. Kosmoso kažkokia dulkelė. Tai šiaip tos idėjos, tai gražu, bet aš manau, kad žmogus kažką daro, jis gali savo tiesiog pavyzdžių iškrėsti kitus. Nebūtų tada su ruporu stovėti ir sakyti, hei, visi paskui mane, ten, aš dabar vadas. Žvelgiant į Artūrą, nejučia kyla klausimas, tai iš ko jis gyvena? Ar pakanka to, ką užsidirba kurdamas? Kažkaip tai, aš taip sakau, gyvenu iš žmonių gerumo. Tai čia dar vienas tas buvo angliškas, buy art, save crazy person. Tai tokiom bangom. Kartais kažkokiu atsiranda užsakymų, kartais ten biškai būna sunkiau, bet yra buitiniai tokie dalykai, kaip mes gyvenam su Egle, su mano mylimąja, ir ten yra jos būstas, jos ir jos mamos. Tai aš, aišku, tenais toksai įnamis, bet man nereikia nuomos mokėti. Tai aš tada galiu žaisti savo tos meno labiau, nes nėra tos kabančios kiekvienam, čia reikia nuomą mokėti ir ten komunalus, bet tai yra net tokios sumos. Ir aš kaip tik taip sudėliau, kad iš tų kūrybinių dalykų man tas
pasidengia, nu, ten PSD, net visokie ten, visas tas dalykas pasidengia ir aš tiesiog kažkaip labai daiktų modernių neperku kažkokių, nes va, kažkokie įrankių, tai va, turiu vieną suktuką, kurį gavau dovanų, čia 40 metų gimtadienio proga, čia buvo toksai, nu va, pirmas normalus instrumentas, kurio ten irgi taip, nu, ten naudojasi kažkaip, bet, o kažkokių ten, nei ten kažkokių man reikia kažkokių labai brangių daiktų, tai kažkaip labai susidėlioja tie finansai pakankamai, man užtenka. Aš tiesiog, aišku, negali gal varyti teatrą kiekvieną savaitę, ar tada kažkokių kelionių labai ten tokių mandrų, bet ten kažkaip tai, man Lietuvoje patinka pakeliauti. Žodžiu, jeigu ir turi kažkokių norų, tokių hobių, jas galima kažkaip patenkinti, neturint kažkokių milijonų. Tiesiog gali labai kažkaip, tai daug labai dalykų, kur, bet to plius, žmonių gerumo, kad man, pavyzdžiui, dažų kiek atiduoda. Ten kažką darė, liko dažų, gal tau reikia? Reikia. Tiesiog, čia aš, pavyzdžiui, net nežinau, visi daiktai yra, didžioji dalis medžiagų man yra, arba šios atiduotas yra, arba aš tenais kažkaip tai iš seniau, pažiūrėjau, turiu akvarelės, kuri niekada nesibaigia. Aš galėčiau visą gyvenimą, nu ten, akvarelė, aš jau tai vieną akvarelės liedu ir metus, tai irgi nereikalauja, reiškia, ta kūryba kažkokių tokių labai didelių finansinių, nu, nebent jeigu aš norėčiau iš marmuro ten ar iš bronzos skulptūras daryti, tai čia jau kita tema, bet aš to nedarau, tai popieriaus irgi randu, aš ten dabar pradėjau naudoti visus tos kartonus, tiesiog dėžių, tai prisirinku, man galvoju, čia tiesiog gali. Tau, kiek prie kiekvieno kampo tonos medžiagų. Tai va, tai žodžiu, tas gyvenimas, tai dar aišku būna, kai juokiuosi, kad sunkiai, kai būna visi tokie vargšiai menininkai, žinokit, nelengva menininkui, nieks negerbė, neduoda pinigų, rašau prašymus, prašau finansavimo ir vėl nedavė. Aš taip nieko nerašau niekam ir tada neparašau ir tada nesigaliu, kad negaunu kažkokių pinigų. Bet vėlgi, nieko prieš, kad žmonės tai daro, tai čia vėlgi, nu, čia kiekvienas savo susigalvoja. Džiaugiuosi kiekvieną akimirką, kada galiu užsiimti kūrybą, nes žinau, kiek žmonių negali tais dalykais užsiimti. Tiesiog yra susiklostęs aplinkybės gyvenimo, kad jie yra priversti tikrai kalt pinigą. Nu, o kažkaip pasisekė. O mums pasisekė, kad kuriant laidą sutinkame tokių idėjinių žmonių. Po susitikimų ir pokalbių su jais atsiveria vis kiti suvokimo, ką čia šioje žemėje veikiame lygmenys. Toliau laidoje, kaipgi mums visiems sekėsi spręsti atliekų kultūros egzaminą. Atliekų kultūros egzaminas baigėsi, balandžio 17 dieną vyko ir štai... O, labą dieną, ką veikiam? Labą dieną. O, va, prašau, tik priseksiu. Aha, va, padėsiu aš jums. Aš jau dabar diplomuotas. Aha, matau. Supranta, čia dabar iš mane bandė pasišaipyti, kad ką tu čia sugalvojai. Kažką va, prašau, dabar tegul visi pasižiūri. Ekspertų tapot? O, taip. Oho, tai praktiškai, klausykit, tai dabar esat labai ekspertas kultūros atliekų, ne? Taip. Taip. Ir visai nesunkiai ten tas egzaminas. Aš taip bandžiau pasitikrinti žinias. Aha. Bet gerai gavosi. 20 gal visų klausimų ir atsakėt? Ai, ne, vieno neatsakiau. Taip ir taip galvoju, nu man pasirodė dėl šito pakuočių putplasčio, jo. Galvojau, kad ten į mišrias atliekas reikia dėti. Jis pasirodo yra perdirbamas. O ten mano buvo klaida, o šito nežinojau. Ai, tiksliai, jisai perdirbamas ir, pavyzdžiui, jeigu tai yra į pakuotę buvo, tai tada tiesiog meti į pakuočių, ne, ten kur metalas ir panašiai, ir plastikas. Jo, o jeigu, pavyzdžiui, kaip statybinė atlieka, tada didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje vežė. Taip, jo, tai va šito nežinojau. Aha, nu va, o dabar, bet gerai, kad gali pasitikrinti žmogus. Nieko, kitais metais tikrai dabar lauksiu kitų metų ir būtinai tikrinsiuos, pažiūrėsiu, galgi ir kokį prizą. Tai dar ir šiais metais gausit, man atrodo, nes ekspertam duoda. Tikėsimės, galbūt. Taip. Nu, bėgam dabar, kas sau. Tai kas sau. Viso geriausio.
Atliekų kultūros egzaminas vyko jau 6-ąjį kartą ir šįsyk sulaukė rekordinio dalyvių skaičiaus. Šiemet prie egzamino prisijungė net 1526 ugdymo įstaigos. Nors tradiciškai aktyviausi buvo moksleiviai, tarp daugiau nei 23 000 užsiregistravusiųjų pastebėtas gana didelis ir jau spėjusi pamiršti mokyklos laikus gyventojų aktyvumas. Atliekų kultūros egzaminą sudarė 3 egzamino dalyvių grupėms parengti klausimai. 1-4 klasių moksleiviams reikėjo atsakyti į 15 klausimų, o 5-10 klasių moksleiviams bei 11 klasių ir vyresniems dalyviams testą sudarė 20 klausimų. Šiais metais į visus klausimus teisingai atsakė net 435 dalyviai. Jiems atiteks egzamino rėmėjų prizai, kurie šiemet bus susiję su tolimesnė edukacija ir akiračio plėtimu atliekų kultūros srityje. Šį kartą viskas. Prieš atsisveikindama norėčiau pasveikinti visas mamas su būsima mamos diena ir tuo pačiu priminti, kad jas reikia mylėti, gerbti ir parodyti, kokios jos mums svarbios ne tik vieną kartą metuose, o nuolat. Dar ypatingas ačiū skrieja jums visiems, kurie taip puoliai mane rengėte. Šį derinuką radau vienoje dėkui stotelių esančių Vilniuje, kur jūs paliekate nebereikalingus, bet tinkamus nešioti rūbus ir daiktus, o kažkas kitas gali pasiimti. Tokių mainų stotelių yra visoje Lietuvoje, dabar kaip tik ekrano apačioje matote jų pavadinimus. Nu, mes pasimatysime kitą šeštadienį 11 ryto, dabar TV6 kanalų Dokumentika. Kviečiu žiūrėti. Atliekų kultūra, tai menas, filosofija, tai poilsis atnaujintoje sofoje. Atliekų kultūra, tai įpročiai